Viskas. Va dabar jau viskas. Aš einu į Seimą. Ne celofanas, kažkoks apsimetėlis gandonas šiukšlių maišas turi eiti į politiką, o aš. Aš padarysiu tvarką. Aš padarysiu tvarką kartu su Eidenu. Mes kovosim už neįgaliųjų teisės, už vaikų teisės ir galiausiai už mamų teisės. Gana, šitas antpuolis, ataka privedė mane. Viskas, gana tyčiotis. Sėdi politikė pati neįgaliųjų vežimėlį. Ir ką jinai padarė? Ką jūs padarėte dėl neįgaliųjų? Ką? Įdarbinot savo giminaičius patarėjais? Ar čia pagalba? Jūs matot, kas vyksta? Koks teroras? Prieš neįgalų vaiką, prieš jo mamą, vienišą mamą. Pati pažeidžiamiausia grandis. Visi puola, visos tarnybos. O jūs ką darot? Ką jūs darot? Ponai Seime, kam jūs valdžioje? Reikia daryti tvarką. Eidenas yra to pavyzdys. Kad ne tie žmonės Seime. Viskas. Kiek galima? Motinos, vienykimės, kovokim už savo vaikus. Savo vaikų teisės, savo mamų teisės, kaip mamų teisės. Ir galiausiai neįgaliųjų teisės, kur tos neįgaliųjų teisės, miegantį vaiką vidury nakties išplėšti iš lovos, kuriam epilepsija, kuris geria tokius stiprius vaistus nuo epilepsijos, jį traumuoti, be nuo motinos atskirti, kuris beveik 7 metus tik prie motinos, dieną naktį, ir jį šitaip traumuoti dėl nieko, nes teismas nusprendė, kad orderis ir vaiko pagrobimas buvo neteisėtas. Žmonės, gana, kovosim.